Sveiki visi ir šiandien turim specialų epizodą, kuris yra, šiandien darysim apmokymus, tutorialus. Ir šiandienos tutorialas bus, kaip naudotis tiem žmonėm, kurie nėra naudojęs niekada Sony Vegasu Pro 10, 9, 8, 11, nesvarbu, kokią nori dalį, tokią galite naudotis. Šitas tutorialas tiks visiems. Taigi, bet prieš tai greitai galim pakalbėti, kad dauguma žmonių, kurie, atsiprašau biškį, gerklę skauda, labai daug kalbėjau čia, šitas video, kaip darau, jau dabar yra koks 4 kartas ir vis sufeilinu ant paskutinių minučių, klausyt pradedu dar ką nors, tai biškį užnisa, bet šį kartą nusprendžiau, kad kaip išeis taip, tiesiog uploadinsiu, nes jau praleidau beveik 1 valandą bandydamas daryti šitą video, kas yra tiesiog kvaila. Tai jo, prieš einant prie Sony Vegaso, vieną dalyką, ką noriu pasakyti, tai dauguma žmonių, kurie tik tais pradeda naudotis, tiksliau daryti YouTube'ės video, jie pasirenka filmuoti frapsais, kadangi tai yra, ko daugiausiai žmonės girdi, kad kiti YouTuberiai filmuoja ir galbūt yra gana lengva programa gauti, nukrekintą arba tiesiog nusipirkti, irgi nėra taip sunku ir nėra per daug brangi, bet ką žmonės nesupranta, tai kad frapsai užima gana daug video, kai jų video tiksliau užima gana daug vietos, tai yra, kadangi frapsai filmuoja ant 1080p, tai yra HD video, labai aukštos kokybės, tai jeigu jūs jų nekeliat per jokį Sony Vegas, nepradedant per tą procesą visą, kai ten editinant video ar kažką tokio, tai tiesiog Sony tie frapsų video užima žiauriai daug vietos, gali užimti, būna taip, kad mano Minecraftų, kai būna po 30 minučių dalis, užima, nežinau, virš 30 GB, tai pavyzdžiui, čia yra mano Saints Row the Third dalis, viena iš jų, ir pažiūrim, kiek užima. Šitas video užima apie nuo 2 iki 25 minučių ir užima 0,98 GB. Tai čia yra visiškai nedaug, todėl, nes jisai buvo patvarkytas su Sony Vegasu. Tai Sony Vegasas jį suspaudė, sumažino, o prieš tai, norit tikėkit, norit ne, kai nufilmavau su frapsu, kai atsidariau movies, visą tai buvo užėmę apie 20, man atrodo, gigabaitų. Tai jo. Tai visų pirma, pamokėlį nr 1, tai yra, kad jeigu ruoštys daryti savo YouTube'ės kanalą, norit filmuoti su frapsu, pasirūpinkit būtinai, kad jūsų kompiuterį yra užtektinai vietos. Nes tikrai nenorit, kad vidury video befilmuodami jums išmestų frapsas lentelę, kad nebeturėtų užtektinai vietos filmuoti ir viską prarastumėt. Tikrai būtų ir visą dieną sugadintų. Antras dalykas, ką greitai noriu patraukti šalies, tai yra žmonės prašė pamatyti mano kompiuterio, kaip čia pasakius, galingumą. Tai štai prašom pasiskaitykit, ramas 4 GB, bla bla, nieko įdomaus nėra, paprasčiausiai žaidiminis kompiuteris, nėra geras, nėra blogas, man tinka, viską greitai daro, niekad nebuvau susipykęs, tai jo, viskas labai gerai. Ką aš per šią pamoką Sony Vegasu, ką aš norėsiu padaryti, tiesiog praeit pro visus, kaip pasakant, basic, tai yra tiesiog per visus apmokymus, visas stadijas, kuriuos bet koks žmogus, kuris tiesiog nori pradėti daryti savo YouTube'ės video, turėtų žinot. Tiesiog tai, ką jeigu turit Sony Vegasą, jau turit žinot, lyg nežinau, atmintinai, turit mokėti visą tai. Tai greit atsidarom Sony Vegasą. Atsiprašau, šiek tiek gerklę skauda, tai kosysiu per video, leiskit. Taigi, kai ateinat į Sony Vegasą, gali būti, kad kai tik, jeigu instaliavot naujai Sony Vegasą, dažniausiai čia būna 3 langai, ne taip kaip pas mane video ir Project Media arba efektų langas, bet būna dar vienas per vidurį. Tai visų pirma, vienas patarimas, tai atsikratykit to per vidurį, paspauskite X-ką štai tokį ir jo visiškai nereikia to vidurinio lango, tiesiog ko reikia, tai yra video, per kurį jūs matot, ką darot, kai editinat video ir jūsų efektų ir Project Media, ten Exploreris, viską. Tai žodžiu, reikia tiesiog šitų 2 langų ir žinoma laiko linijos. Tai visų pirma, ką visi turit mokėti, jeigu esate naudoję Sony Vegas, tai visi žmonės, ką turi mokėti, tai yra kaip įdėti video ir audio linijas, kadangi be jų negalite įdėti video savo į Sony Vegasą. Tai jas įdėti yra labai paprasta, paspauskit kitą pelės pusę ant štai šitos vietos ir jei norim įdėti video, įdedam video tracką.
Jei norim įdėti audio, įdedam audio tracką. Labai paprasta. Dabar jeigu dėtumėm video, jisai eitų į pirmą liniją, kadangi čia yra video trackas, o muzika eitų į antrą, kadangi čia yra audio trackas. Labai paprasta, bet dauguma žmonių tiesiog naudojasi Movie Makeriu ar ko nors tokiu, ir Movie Makeris neturi tokių paprastų dalykų, kaip kad galite įsidėti savo soundtrackus ar video trackus. Tai jo. Užtat vienas iš dalykų, kas skiria, kaip aš mėgstu sakyti, mėgėją, kuris tiesiog gamina video ten šiaip savo, levos kokybės, kurie naudoja Movie Makerį. Aišku, aš nesakau, kad Movie Makeris yra š, bet iš tikrųjų jisai panašiai į š ir yra. Kadangi Sony Vegasas gali žymiai daugiau visko daryti, sakykime, aš noriu, kad kokie 5 video trackus įdėti vienu metu, o ko man taip nepadarius. Aš galiu pridėti video trackų, kiek aš noriu, ir man nieks nesutrukdys. Kaip matot, galiu pridėti kiek tai nori ir kas man, o per Movie Makerį taip negali laisvai naudotis visko. Tai visų pirma tai yra vienas iš dalykų, kuo skiriasi Sony Vegasas nuo Movie Makerių, kas nežinojo atlikęs šiol. Dabar galim šitus greitai ištrinti, jų kadangi nereikia. Ir maždaug bandysim ką daryti, tai galvoju dabar. Iš pradžių parodysiu greitai, kaip įdėti tekstą į Sony Vegasą, kaip galbūt net susikurti kitokiam spalvom tekstą. Parodysiu toj pavyzdį. Šitą pamažinam. Tai dabar kadangi aš noriu įsikelti nuotrauką, tai tuo pačiu jums parodysiu porą būdų, kaip galite įsikelti video arba nuotrauką į Sony Vegasą. Tai vienas iš lengviausių būdų yra susimažinti Sony Vegasą. Pasidėkite į šoną. Atsidarykit folderį, kurioje yra jūsų nuotrauka, kurią norite įkelti. Tai pavyzdžiui, mano yra čia. Ir tiesiog įkelkit. Dabar jums buvo gana sunku matyti, bet kur kelti savo nuotraukas, tai yra į čia. Arba tai užtat reikia būtinai nuvesti nuotrauką štai ant čia. Arba kitas lengvas dalykas, tai yra tiesiog susimažinat visiškai, įeinat į folderį, vedat, pasirinkat nuotrauką, ant ikono, įdedat į čia. Gana paprasta, visi šitą mokėsit padaryti, čia nemanau, kad bus jums labai sunku. Dabar kas būna, kadangi čia yra nuotrauka, jeigu noriu šią matyti per šitą ekraną, mums reikia ją įdėti į čia. Kadangi šitą rodiklį, jinai yra, galima sakyti, ant kur šitą rodiklį stovi, ten viską jūs matot per šitą langą. Tai jeigu, sakykim, nuotrauką įdėsiu čia, kaip matot, dabar rodikliai bus per vidurį ir aš pradedu matyti, kur šitą rodiklį dabar yra, kurioje vietoj. Nuvedu toliau, rodiklį ant nieko stovi, juodas ekranas. Labai paprasta. Taigi, pradėsim nuo pavyzdžio, kaip pasidaryti štai tokią rašyseną. Tai šiam video bus labai paprasta, šiek tiek parodysim, kaip efektais naudotis, per daug nevargins jūsų, tai jo, galėsit pasipraktikuoti namie. Tai visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai įsidėti video tracką ir įsidėti text media failą. Tai kaip tai padarom, tai yra eiti į insert, ar jei pasiimi lietuviškai, tai įdėti, ir pas mane text media lietuviškai nežinau, kaip bus, rašysena dar kas nors. Ir dabar ką jums reikia padaryti, tai tiesiog parašykit ką nors, labas. Ir dabar vienas kas iš dalykų yra, žinau, kad čia su didžiaja, bet koks skirtumas, vienas iš dalykų, kas ir tai dabar matot, kad Sony Vegasas, kai vienas text media būna ant kito paveiksliuko tekstas, šitas tekstas, kuris yra šitais langeliais, kaip šachmatų ar ko nors lenta, jisai matosi ant viršaus jūsų video. Jeigu taip nenorit, kad atsitiktų, šitą nuslinkit į šoną ar dar ką nors ir tada viskas yra, kaip matot, čiki-piki. Arba galite paspausti taip, kad šitą užmutint, tai paspaudžiu šitą mygtuką. Ir dabar viskas, kas yra šitų linijų, jūs nieko nematot ir tiesiog matot, kas čia yra. Taip pat galite apkeisti, kad jei norite matyti tai statį, galim šitą užmutint. Ir dabar nematom nieko, kas yra šitoj linijoje, ir matom tiesiog, kas yra šitoj. Tai jo. Taip pat kitas dalykas, ką pamiršau paminėti, tai yra kaip karpyti video. Šitas yra labai svarbus dalykas, jeigu darot ką nors su video, norite uploadinti į YouTube, jeigu filmuojat ką nors, nes būna kartais failų, kai, sakykim, pradedat, nežinau, ką nors žaidimas pasirinkt ar panašiai, ir jums reikia iškirpti tą dalį iš video, nes nenorite YouTube uploadinti ten kokią 10 minučių, kol jūs persikronat video žaidimą ar ką nors tokio. Tai ką reikia padaryti, tiesiog paspausinti savo video. Sakykim, man nepatinka šita dalis, kur dabar aš esu paspaudęs, o noriu, kad nuo šitos dalies lygiai šitos nieko nebebūtų. Ką aš paspaudžiu yra S raidė. Atsiminkit S raidė.
paspaudžiam ir mano video kaip matot, susklaido į 2 dalis. Dabar galiu atslinkti vieną ir šitas video yra susklaidęs į 2 dalis. Aš aišku galiu pakeisti į kitą liniją, jei noriu dalį video atgal. Labai paprasta viskas. Sony Vegas'as duoda jums laisvumą judėti, judinti jūsų video ar garsą kaip tik tais norit, kas yra labai gerai. Tai skim dabar šitos dalies nebenoriu, nes čia yra failas. Čia nesąmonės kalbėjau iš pradžių, nežinau, apsimyžau į tualetą, turėjau eiti ar dar ką nors, nesvarbu, tiesiog paspaudžiam delete, ištrinam. Puiku, nieks nieko nežino, nieks nieko nematėt, viskas gerai. Dabar pereinam prie kitos dalies, tai yra kaip naudoti efektus, kad sukurti iš tokio, kuris yra neįdomus, ką nors į kas yra štai tokio, kuris yra šiek tiek įdomiau. Tai ką reikia daryti visų pirma, pasirinkti spalvą jūsų rašysenai. Tai esu daręs raudonai, tai pasirinksim mėlynai. Paspaudžiam štai šitą žalią dėžę, kuris atidaro mums mūsų tekstą, prie kurio anksčiau buvau. Ir štai čia galim pasirinkti spalvą. Sakim, pasirinkam, pereinam prie tokios elektrinės mėlynos maždaug. Ir pasirinkam mėlyną ir volia. Turi mėlyną spalvą, viskas gerai. Taip pat jeigu dabar galvojat, jeigu šitas atidaro tą, tai ką šitų daro, šitas parodo, kokius efektus jūs dabar esate įdėję, kokius galite naudoti efektus. Šitas, galima sakyti, aš beveik niekad nenaudoju. O štai šitas mygtukas antras, verta jį yra įsidėmėti, ką jisai daro, tai kai jį paspaudžiat. Kaip matot, jis daro šitas keistas langas. Jeigu nes Sony Vegas naudojasi, jums tikrai bus keistas. Tai ką šitas langas padaro, tai leidžia jums priartinti. Kaip čia matot, arba priartėja video, arba patolėja. Ir jį taip pat galite animuoti. Tai sakim, kaip čia matot, yra animacija, bet prieš to darysim kitą kartą, bet tiesiog galim sakyim, kad nuo 0 sekundžių lygi 10 sekundžių mes norim, kad video artėtų. Tai ką padarai, tiesiog padedi čia tašką, kaip matot, ir tiesiog tą tašką priartinut. Dabar kas bus, tai nuo šito video, nuo šito taško lygi šito taško, tai yra kiek čia 1 sekundė, per šitą tarpą jūsų raidės vis arties lygi ekrano, kol priarties nuo tokio va, kuris buvo toli, lygi tokio, kuris yra arti. Bet prieš to vėliau darysim. Nenoriu per daug dabar jūsų nuvarginti su šitais, kadangi čia yra gana sunku jos padaryti yra. Aš pats dar kartais susipainioju. Tai jo. Dabar ką mes norim padaryti, tai yra štai tokį tekstą. Tai ką reikia padaryti, tiesiog atį efektus. Aš tiesą sakant prisipažįsiu, net neįsivaizduoju, kokius aš efektus naudoju ant šito, nes tiesiog aš neturėjau ką veikti ir tiesiog galvojau pabandysiu. Ir jeigu turit Sony Vegas esat ar belia kokią programą, su kuria gali daryti video ir toj programai yra belia kokių efektų, visada yra gerai pabandyti ką nors. Nebijokit visada, nežinau, pasirašykit belia ką, labas ar kaip aš tekstą, tiesiog eikit ir dėkit visokius efektus, kurie gerai atrodo, kas jums patinka, ar tiesiog bandykit visada. Tai, sakykim, išsirinksiu aš, kas man patinka. Kaip matot, čia matot akis, kurios jums parodo, ką šitas efektas padaro. Tai pavyzdžiui, šitas padaro kaip TV luką, tai pabandom. Tai kaip matot, viskas eina tiesiog tokiais kubais nueina viskas. Kas, sakykim, man patinka, kad va taip va štai jis atrodytų gerai. Paliekam. Einam prie kitų. Štai nelabai. Man patinka, sakykim, kad būtų, nežinau, šiek tiek spalvų ir šiek tiek tokių dalykų, neaiškių. Kad mirgėtų pabiški. Kaip Svarovskio kristalai ir dar kas nors, nežinau. Čia su šitais galite pažaisti, čia ką jie daro, tai arba pastiprina, arba pasuka, arba padidina, nu žodžiu, čia daug ką su jais galima pažaisti. Na, man taip gana patinka, kaip matot, mūsų jau iš karto vien po šitų 2 efektų, kuriuos aš ką tik išradau iš lempos, aš nieko nesipraktikavau, ką tik belia kaip įdėjau, jau matom, kad tas iš karto pasikeitė iš nuobodaus labas į spindantį ir panašiai labas. Tai jo. Toliau, ką galim bandyti, tai yra tik tais, kad parodyčiam, ką galim daryti, jeigu sufeilinam, įdėsiu kokį lievą, tai yra šitą, kad seno filmo išvaizdas, netyčia įmetu šitą. O ne, ką daryti, netyčia susipanikuoja, paspaudė X-ą ir ką X padaro, tai neištrina jums jūsų efektų, jį palieka, niekas nepasikeičia. Tai dabar, ką noriu daryti, tai yra spauskit ant čia, efektų, ant trečio, event effects, paspaudžiam čia ir ką šitas padaro, tai jums rodo visus efektus, kuriuos jūs esate įdėję. Skim, man nepatiko štai šitas, tai ką aš noriu padaryti, paspausti šitą mygtuką, kuris sako remove select plugin. Tai ką man sakyti, kad jisai daro, tai yra išima tą efektą, kurį jūs dabar esate pasirinkę. Tai paspaudžiam. Kaip matot, mūsų užrašas grįžo į normalų, kuris mums patiko. Tai jo. Toliau, sakim, pabandom šitą.
Šitas gana gerai galbūt atrodo. Nežinau. Taip pat kai kurie efektai būna nieko nedaro, kadangi jie yra pritaikyti video, o ne nuotraukų arba ne rašinėjimų. Tai jo, štai reikia paeksperimentuoti visada. Galite susirašyti ant lapuko, kas ką darote dar ką nors. Aš dažniausiai tiesiog pagal vardus atsimenu. Skim pabandom kažką tokio, kogi ne. Gana neblogai atrodo, man patinka. Stiprumą sumažinam. Pasirinkam šitą. Šiek tiek sublurinsim viską ir pasirinksim, kaip labai norim, kad tai būtų. Ir kaip čia atrodo. Skim, nepatinka mums tokia spalva, kaip man čia viską galite pasirinkti spalvą, kokią norit. Štai. Tadam. Dar kažką pakeitim. Pabandom to, einam toliau, nesustojim. Pašviesinam. Kodėlgi ne. Pašviesėjau. Kada mes čia galim padaryti. Net nežinau, tiesą sakant, ką galima daryti, nes čia pilna visko. Tai, žodžiu, aš čia per daug nenoriu įsigilinti į tai, bet turiu minį visada nebijokit pažaisti su visais efektais ir su transitionais tas pats. Kas nežinau, kas transitionai ir tai greit parodysiu. Kai turi du video, sakim, viena dalis ir kita dalis eina prie kitų. Nenorit, kad, sakim, kai prasideda dabar jei paleisum video, kas būna tai nuobodu. Nenoriu žiūrėti tavo video daugiau, viskas, jokių efektų nemoki naudoti. Žodžiu, viskas yra nuobodu, kadangi tiesiog pereina nuo vienos rašytos į kitą rašysną. Jei norim šitą tiesiog pagyvendinti biškutį, kad būtų įdomiau žiūrovam, tai ką galim padaryti, naudoti transitionai, kurių taip pat ant paveiksliukų rodo, kas jie yra. Man dažniausiai patinka 3D transitionai, kadangi jie yra tokie tikroviškiausi ir kečiausiai atrodantys. Tai aš dažnai šitą naudoju, tai pasirenkam ir įdedam į šitą tarpą, nuo kada vienas video baigės ir kitas prasideda. Šitam tarpe pamatysit pliusiukas pasirodo ir įdėkit. Ir tiesiog X uždarom ir pabandom, kaip dabar tai pasikeitė. Kaip matot, iš karto viskas pasikeičia. Jei įdėtumėm šiek tiek muzikos ar dar ko nors, tą pagyvendintumėt. Tai ta proga ir įdeda muzikos, kodėlgi ne. Susirandam ką nors, aš čia kažkur turėjau kažkokios epinės muzikos. Štai. Bullet sound ar dar ką nors belia kokį, įmetu iš karto į čia, kadangi aš nenoriu į ten kelt. Tiesiog įmetam, kadangi čia yra video trackai, tai mums į čia neleis įdėti. Mums reikia sukurti audio, tai nebūtina kurti audio, tiesiog įveskit savo muziką, štai čia ir jums Vegasas automatiškai sukurs audio tekstą. Paleidžiam nuo pradžių ir pažiūrim, kas gavosi. Štai prašom, porą efektų, garsas ir jūs turit savo kažką panašaus į intro. Aišku, nėra jisai labai toks prabangus, bet prie intro darymo pereisim vėliau, kai biškai daugiau pamokų padarysim. Tai jo, štai pamokai užteks. Ką kitą pamoką darysim, tai pereisim dirbti padarysiu kokį testų video ir pereisim dirbti nuo nuotraukų lygi video. Parodysiu, kaip iškirpti galima, kaip galima palėtinti, pagreitinti video, kaip galima jį apsukti kitą pusę, arba kaip galim, nežinau, žodžiu, daug ką galim parodyti, tai jo, laukit lygi kitos pamokos, pats sugalvosiu, ką galima daryti, tikiuosi jums šitas video padėjo. Jeigu padėjo, pasubscribinkit, palaikinkit, pakomentuokit, ką manot, ką galiu pagerinti, ką galiu biškį ramiau daryti, dar ką nors. Tai jo, visi dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų pamokų.